Sveiki visi, su jumis Povilas iš protea.lt. Šio epizodo metu apžvelgsim kompaniją pavadinimu Amazon. Pasižiūrėsime ją iš techninės analizės pusės, pasidalinsiu su jumis, ką matau žiūrėdamas į šios kompanijos grafiką, pasidalinsiu su jumis, ką darau savo portfelyje su šią kompaniją, parodysiu jums, kaip mes uždaroje bendruomenėje judam žingsnis po žingsnio su šios kompanijos grafiku, aprašant kiekvieną žingsnį ir kiekvieną naują atskaitos tašką realių laikų, bei pasidalinsiu su jumis savo instrukciją, ką aš pats savo surašiau, tai yra pasidalinsiu su jumis savo prekybiniu planu. Tad jeigu jūs domina toks turinys, neatsijunkit ir tikrai nepasigalėsit, kad skiriat laiką šiam epizodui. Esu priverstas pakartot kelis momentus susijusius su rizika, kviečiu naudotis YouTube turiniu ir jeigu jūs jau tą įspėjimą apie rizikas nekartą matėt, tai va štai čia turėtumėt surasti tokį turinuką jūsų laiko juosto ir galit persijungti ten, kur jums reikia video epizodo metu. Tiem, kas neserga nuo dopamino priklausomybės ir kas dar iki šiol neatsijungėt ir planuojat žiūrėti iki galo, turiu kelis prašymus ir kelis įspėjimus prieš mums pradedant. Tai visų pirma, šiame epizode nepamatysite nei tiesioginės, nei paslėptos brokerių reklamos. Mano asmeninė nuomonė, atskirų brokerių piršimas investavimo naujokams bei traderiams mainais už komisiją. Mano nuomonė, tai yra nelabai garbingas užsiėmimas, tad galite atsipalaiduoti, pasidaryti savo kavos arba arbatos ir mėgauti šio epizodo. Brokerio reklamos šiame epizode nebus. Antras momentas. Šio epizodo metu išsakytas mintis negalima traktuoti kaip patarimą pirkti arba parduoti minėtos kompanijos akcijas. Priimant sprendimą investuoti ar ne savo pinigus į atskirą kažkokį tai investicinį instrumentą, turite vadovauti savo prekybos veiksmų algoritmu ir elgtis pagal tai, ką diktuoja jums būtent jūsų prekybos veiksmų algoritmas. Kitaip galite atsidurti situacijoje, kaip parodyta šiame paveiksle, kur dažnai aš paklausiu žmonių, sakau, o kodėl nusipirkai šios kompanijos akcijų? Ir man taip atsako, nusipirkau, nes vienas youtuberis pasakė. Turėkite omeny, jungiam savo galvą. Ir trečias momentas, norėčiau, kad turėtumėte omeny, kad šis epizodas yra daugiau skirtas uždaros bendruomenės dalyviams. Tingėjau aš pasakot viską raštu mūsų uždaroje platformoje, todėl nusprendžiau tiesiog įrašyti šį epizodą. Galbūt ateityje daugiau tokių darysiu, jei matysiu, kad ir atviroj erdvėje yra susidomėjimas. Tad jeigu esat vienas iš tų, kas turit prieigą prie uždaros bendruomenės platformos ir žiūrit šį epizodą per tą platformą, tai susirašysim platformoje, jeigu turit klausimų. O jeigu jūs neturit prieigos, tai drąsiai rašykit savo klausimus ir mintys šio video YouTube komentaruose ir aš stengsiuosi į visus jūsų komentarus sureaguoti. Taigi su organizaciniais momentais pabaigiam, važiuojam. Pradžiai iškart pasakau, aš neturiu šios kompanijos akcijų savo portfelėje ir rašau apžvalgą būtent Amazon kompanijai, nes tai yra kompanija, už kurią prabalsavot jūs praeitoje apžvalgoje, kai kalbėjom apie Microsoft. Daugiau apie tai, kaip ir kur mes balsuojam ir kaip jūs galite prabalsuoti už sekančią kompaniją, bus papasakota šio video epizodo pabaigoje. Na, o kadangi taip ar taip įrašinėjau šią apžvalgą, tai pagalvojau, o kodėlgi man iškart nepanaudojus savo investavimo ir prekybinio veiksmų algoritmą ir surašyti savo tokį prekybinį planą šio vaizdo įrašo pavidalu, surašyti savo strategiją ir taktiką, kad būt pasiruošusiam tam atveju, jeigu susidarys man tinkamos sąlygos sandoriui atidaryti. Tai su jumis tuom šiandien ir pasidalinu. Kaip jau ne pirmą kartą mes su jumis tai darom, pradėkim nuo rinkos žemėlapio. Tie, kas pabaigė Protea mokymus, prisimins tokį mūsų šūkį: rinkai nusispjaut į kokį time frame grafiką žiūri rinkos dalyvis. Ir rinkai yra visiškai nesvarbu, ar jūs žiūrite į žvakes, ar į barus, ar į linijas, ar į V1 time frame, ar į H4, ar į mėnesinį time frame, kaip mes dabar su jumis. Rinka tiesiog gyvena savo gyvenimą ir jie yra visiškai nusispjaut į tai, į kokį grafiką jūs žiūrit. Todėl bet kuriam investuotojui, analizuojančiam grafikus, reikia išmokti matyti bendrą rinkos paveikslą, suras savo atskaitos taškus, kurie nėra pririšti prie atskirų time frame, o tiesiog egzistuoja, nesvarbu, kokį time frame jūs įsijungsit, kokį grafiką jūs įsijungsit, bus atskaitos taškai tie patys. Ir tam mes, tai yra tie, kas supranta, kaip veikia Protea metodika, ir pagaminam savo taip vadinamą rinkos žemėlapį. Pradedam mes, kaip visada, nuo mėnesinio time frame, tai yra pradedam nuo tokio stambiausio time frame, kuriame adekvačiai kažką tai galima pamatyti. Tai yra, tarkim, jeigu mes perėsim greitai prie
kokio nors 3 mėnesių grafiko, tai čia plius minus matosi tas pats, tai 1 mėnesio grafikas yra tiesiog patogesnis žiūrėjimui ir 6 mėnesių arba iš vis 12 mėnesių, tiesiog mes čia nieko nematom, vienas tiesiog pagalys į viršų. Todėl aš taip imu artimiausią tokį, kuriame kažką tai galima matyti ir čia mes matom tai tokį ABC ciklą. Tai yra vėlgi tie, kas supranta ProteA metodiką, jie pamatys štai čia AO parodymus ir iškart su manim sutiks, kodėl būtent ABC. Ir vėlgi tie, kas supranta metodiką ProteA, jūs su manim sutiksit, kad štai čia iškart pas mus yra fraktal zigzaginio apsisukimo toksai faktas. Tai yra nuo štai šio atskaitos taško mes turim patvirtintą visų laikų fraktal zigzaginį tokį apsisukimą į viršų ir nuo jo prasidėjo toksai globalus. Aišku, čia sakyt prasidėjo, tai būtų atrodytų galbūt rieštų ausiai, bet vis tiek, taip faktiškai, kaip atskaitos taškas, kuris man reikalingas, nuo kurio aš galiu toliau tęsti savo tokį tyrimą arba braižyti savo žemėlapį, aš turiu štai tokį atskaitos tašką. Ir čia šitam fraktal zigzaginiam apsisukime iškart mes matom C bangą. Šita C banga ir yra tas trendas arba tendencija į viršų, toks globalus trendas, arba banga, kurią aš prilyginu prie tendencijos. Taigi akivaizdu, kad trendas arba tendencija sustos arba apsisuks tada, kai sustos arba apsisuks štai šitą bangą. Tai tam, kad man tęst savo tokią loginę grandinę, man reikia lysti giliau į šią bangą ir bandyti surasti, kur yra šioje bangoje atskaitos taškai, kurie leis man suprasti, kad jinai sustojo arba pasibaigė, arba apsisuko galbūt. Čia beje irgi svarbu nepamiršti, kad sustojimas nėra lygu apsisukimas, kas labai dažnai yra painiojama, ne? Tai yra, žmonės galvoja, kad jeigu banga sustojo, tai reiškia ir visą tendenciją apsisuko. Tai nepainiokim, sustojimas nėra lygu apsisukimas. Tai tam, kad man surast šios bangos atskaitos taškus, aš tiesiog persijungiu prie dar patogesnio timeframe, tai yra į V1 timeframe aš persijungsiu. Ir štai jame mes matom tą pačią visą bangą, kurią mes su jumis žymėjom kaip C. Ir joje aš irgi matau štai tokius štai tokias bangas, kurias stambesniam timeframe pavadintumėm pobangės, bet čia mes jas kaip atskiras bangas galim pažymėti. Ir štai vėlgi tie, kas praėjo ProteA metodiką, jie žino, kad pagal štai šį AO parodymą yra būtent štai tokia bangų struktūra, tai yra A, B ir C. Ir vėlgi tie, kas žino, supranta, kas yra ProteA metodika, jie prisimins tokią auksinę pivotų taisyklę, kur mes pasižymim štai šį pivotą. Tai yra, jisai mums iškart sako, iškart reiškia, kad kol nėra kirstas šis pivotas, kol kaina iki jo nenuėjo ir kol jo nekirto, tol mums štai šita banga jinai užsiskaito kaip galiojanti, kaip nepasibaigusi, kaip besitęsianti. Tai prisiminkim visą šią konstrukciją ir pereikim kol kas atgal prie mėnesinio timeframe. Matom štai pivotas, ir matom štai tą mūsų banga, kurią mes su jumis analizuojame. Tai yra mūsų C banga lygų trendo banga ir kol nėra kirstas štai šis pivotas, tol šita banga į viršų tęsiasi. Logiška, akivaizdu, paprasta, Viena tik nedidelė problema, kad mes esam prie kažkur $162 su šiuo pivotu, tai yra šis pivotas randasi ten, o kaina šiuo metu yra prie 200, kaip matot. Tai laukt, kol nukrisim iki 160, kad suprast, kad tendencija sustojo, kaip ir nesinori, Tai reikėtų arba norisi nueiti dar giliau, nueiti biškį arčiau kainos ir pasižiūrėti, kas vyksta ten. Ir tam aš noriu išardyti dar stipriau ir giliau įlyst į štai šią bangą. Tai yra irgi C banga. Tai persijungęs į D1 timeframe aš galėsiu pasižiūrėti, kas vyksta su štai šitą bangą, ar jinai jau yra sustojus, ar galbūt netgi apsisukus ir pasižiūrėti, kas vyksta ten ir galbūt surasti kažkokį atskaitos tašką, kuris yra arčiau kainos. Ir štai aš persijungiau prie D1 timeframe ir aš tyčia taip iš tolo pradedu, prisimenat štai mūsų visa ABC, kuri yra V1 timeframe, štai visa C banga, kuri yra iš mūsų globalaus mėnesinio timeframe, tai ir štai šita banga man yra reikalinga, į kurią aš bandau prisiartinti, prie jos mes ir prisiartinkim. Aš visų pirma pažymėsiu pačią bangą ir tie, kas praėjo ProteA metodiką, jie su manim nesiginčys, jie su manim sutiks, kad šita banga išsiardo į štai tokias pobangės. Ir čia mes galim irgi iškart pagal tą pačią auksinę pivotų taisyklę nubraižyti dar vieno pivoto, kuris saugo mūsų štai šią bangą. Prisimenėt, tai yra mūsų
C banga iš V1 time frame ir jinai yra dalis visos bangos, visos tendencijos iš mėnesinio time frame. Va, ir kaip matot, akivaizdu, šis pivotas yra kirstas. Tai reiškia, kad va štai šita banga, jinai yra dabar sustojus. Ar jinai apsisukus, tuo mes su jumis pasižiūrėsim, bet kaip minimum sustojus. Ir aš savo iškart pasižymėsiu FIBO tinklą, man čia tiesiog yra toksai įpratis jį pažymėti. Tai kadangi šita banga jau prasitęs nebegali, aš ją iškart FIBO tinklą uždedu, kad pasižiūrėt, kur tarp kokie palaikymo pasipriešinimo lygiai atsiranda, kai kaina juda va štai šio korekcinio tinklo viduj. O mes su jumis grįžtam prie V1 time frame, kuriame mes bandėm nustatyti, ar štai šitą bangą sustojus ar ne. Ir štai matom, pivotas kirstas, jinai yra sustojus. Tai aš savo tokį dabar išvadą pasidarau. Mūsų V1 time frame'as, va štai šitą bangą perėjo į fleto stadiją. Tai yra šoninis judėjimas, kuriam jau gaminasi va štai toks atskiras impulsas, mes turim viršutinę fleto ribą, apatinė fleto riba dar nesusiformavo, mes nežinom, kaip toli kaina nueis žemyn, todėl aš kol kas jos tos apatinės fleto ribos nefiksuoju. Tuo tarpu mėnesinis time frame'as, apie kurį mes su jumis kalbėjom, štai pivotas, kuris saugo visą štai šią bangą į viršų, jisai kaip ir nėra kirstas, dar kaina iki jo nepabėgo, tai mes čia galim savo ramiai užfiksuoti trendo stadiją arba tokią globalią tendenciją į viršų. Va, tai kaip minėjau, man dar norisi dar pasižiūrėti, kas čia vyksta su tuo impulsu žemyn, tai nueikim pasižiūrėti į jį. Čia mes grįšim prie D1 time frame, kad į jį pavartyti. Ir vėlgi, aš vis pasikartoju, tie, kas pabaigė ProTA mokymus, jie čia labai greitai ir labai taip tiksliai ir vienareikšmiškai su manim nesiginčys ir pastebės štai tokį fraktal zigzaginį apsisukimą žemyn. Tai yra per AO visi suvaikščiojimai yra ir vėlgi mes čia turim A, B, C judėjimą žemyn ir turim Faziero faktą žemyn. Tai va aš D1 time frame užfiksuoju, kad mes esam trendo stadijoje žemyn. Tie, kas moka atskirti atskaitos taškus ir surasti apsauginius pivotus, jūs dar galėsit nueiti ir išardyti štai šią bangą ir joje surasti apsauginius pivotus ir žiūrėti, ar štai šita banga sustojo ar ne, ar jinai dar juda. Bet aš dabar tam, kad mums pataupyti laiką, nes ten jau tokie traderiai arba investuotojai darys tokį darbą, tie, kas trumpesniuose perioduose dirba. Aš nedirbu tokiuose labai trumpuose perioduose, man pakanka D1 time frame, kad tikslinti, V1 ir mėnesinio time frame krypčių man pakanka, kad nustatyti savo strateginę kryptį, mes tuom dabar ir užsiimam. Bet kol kas aš galiu taip, užbėgant į priekį, pasakyti, kad štai šita banga žemyn, D1 time frame, jinai vis dar tęsiasi. Tam, kad man tiesiog užfiksuoti D1 time frame žemyn. Taigi dar kartą, kad užtvirtint, kad pareziumuot, mes su jumis turim mėnesinio time frame tendenciją arba trendą, tai yra va štai šita mūsų banga į viršų, kol nėra kirstas štai šis pivotas ir akivaizdžiai jisai nėra kirstas, tai tendencija išlieka arba užfiksuojam toliau, kad juda į viršų. Toliau štai šita banga yra mūsų V1 trendas arba tendencija, kuri anksčiau buvo į viršų, bet mes matom, nustatėm su jumis pivotą, kuris yra dabar kirstas ir aš fiksuoju fleto stadiją. Ir mes irgi ką tik su jumis aptarėm, D1 time frame'as, tai yra tiems, kas dirba trumpesniuose perioduose, yra fraktal zigzaginis apsisukimas žemyn ir, kaip sakiau, yra šis trendas D1, tai yra tendencija, tai yra banga D1 žemyn, irgi aš fiksuoju, štai mes turim žemyn. Taigi, kaip matom, nėra tokio vienareikšmiško kaip su praeitom žvalgom, Microsoft'ą mes su jumis žiūrėjom, Nvidia žiūrėjom, ten buvo pakankamai taip vienareikšmiška, keli time frame'ai sutapo į vieną kryptį ir galima buvo užfiksuoti vieną kažkokią tai strateginę kryptį visiems time frame'ams, o čia matot 3 skirtingi time frame'ai, 3 skirtingos kryptis ir čia kaip ir norisi pasakyti, o tai kurią rinktis, tai čia beje irgi toksai psichologinis momentas, renkatės tą kryptį, kuri tinka jums. Svarbu tik tai suprast, kur yra konkretos atskaitos taškai tos krypties, kurią jūs pasirinkot, kad nesigautų taip, kad jūs išsirinkot strateginę kryptį į viršų, ją užfiksavot, atskaitos taškai jau seniai kirsti, o jūs vis dar gyvenat iliuzijoje, kad ta strateginė kryptis yra į viršų. Kiekviena kryptis anksčiau ir vėliau apsisuka. Tai va, truputėlį vėliau mes su jumis aptarsim dar ir taktiką ir ten bus keli svarbus momentai, kurie man leidžia tokiose situacijose kaip šita judėti kartu su rinka
ir tiesiog nešokt, taip sakant, priešais traukinį. Todėl žiūrėkit toliau iki galo ir jūs tada suprasit, ką aš pats darysiu su tuo. O strateginę kryptį mes užfiksavom. Ir prieš judant prie taktikos, kaip visada, aš norėčiau pasižiūrėti su jumis, koks yra fundamentalus fonas. Ir šioj vietoje aš nusprendžiau tiesiog išsirinkti kelis esminius tokius įvykius per paskutinius maždaug 10 metų. Fundamentalus fonas man visada reikalingas, kad plius minus susiorientuot, ar jisai sutampa su strateginė kryptim. Tai mes su jumis matėm, kad iš techninės analizės pusės nėra tokios vienareikšmiškos strateginės krypties. Tai pasižiūrėsim, ar fundamentalus fonas tą patvirtina. Taigi, kaip minėjau, tokie keli svarbus momentai, kuriuos aš išsirinkau ir skaitau, jie yra tokie vieni svarbesnių. Tai pirmas dalykas, tai yra, kas nežinot, egzistuoja toksai Amazon Web Services, toksai servisas, kuris iš šalutinio projekto tapo vienu pelningiausių Amazon padalinių, generuojančių didžiąją dalį veiklos pelno. Tai tie, kas norėsit giliau pasianalizuoti ir kas pirmą kartą girdit, kas čia toks per žvėrys tas AWS, tai nueikit aws.amazon.com, galit pasižiūrėti, paskaityti ir jūs suprasit, kas tai yra. AWS arba AWS nuo 2016 maždaug 17 metų tapo vienu pagrindiniu Amazon vertės ir ilgalaikio augimo varikliu, pakeitusiu investuotojų požiūrį į kompaniją. Tai yra, Amazonas tapo nebe tik e-komercijos arba elektroninės komercijos tokia kompanija. Toliau, tie, kas nežinojot, 2017 metais Amazonas įsigijo už 13,7 milijardo dolerių tokią kompaniją pavadinimu Whole Food Markets. Ir taip jie žengė svarbų žingsnį į fizinės prekybos ir maisto prekių segmentą. Šis sandoris reikšmingai išplėtė Amazon mažmeninės prekybos infrastruktūrą ir padidino tą Prime narystės vertę. Štai jeigu jūs nueisite į Amazon Whole Foods Market, tai jūs pamatysit, kad čia visokiausio valgio galima prisipirkti. Aš pats niekad nesinaudojau, tai aš iš tikrųjų nežinau ir nebandžiau nei karto kažkokio tai maisto savo užsakinėti per Amazoną. Toliau trečias toksai momentas, kurio aš negaliu praleisti ir nepaminėti, tai yra COVID pandemijos laikai. Prisimenat tokį dalyką, ne? Sunku patikėti, bet jau 5 metai praėjo. Mūsų laikais, kai informacijos srautai taip greitai juda, tai atrodo, kad korona pandemija buvo kažkada kažkokiam tai praimtam dešimtmetį, ne? Bet prisimenat, kaip visas pasaulis sutiko pasėdėti namuose. O šopintis taigi vis tiek norisi, ne? Tai namuose ne visada yra kom užsiimti ir Amazonas su savo greitų pristatymu, ypač JAF ir vakarų Europoje, smarkiai nuo to laimėjo. Pandemija ženkliai paspartino elektroninės komercijos, logistikos ir cloud paslaugų paklausą ir Amazonas masiškai plėtė darbuotojų skaičių ir infrastruktūrą, tačiau tuo pačiu metu susidūrė su kritika dėl darbo sąlygų, kad padidino kaštus ir vietomis stipriai sugadino reputaciją. Toliau ketvirtas toksai pakankamai stiprus žingsnis, tai buvo 2021-2022 metais. Amazonas įsigijo Metro-Goldwyn-Mayer arba MGM, tokia kino studija, kino ir televizijos studija, už maždaug 9 milijardus dolerių. Taip jie stipriai išplėtė savo Prime video turinio biblioteką. Turbūt nereikia minėti, kaip šis sandoris sustiprina Amazon pozicijos, tokio srautinio turinio ir pramogų rinkoje. Pakanka tiesiog nueiti į mgm.com puslapį ir pavartyti, kokius tokius kino filmus MGM planuoja išleisti 2026 metais. Kai kuriuos jau išleido, kai kurie jau rodomi ir galima pasižiūrėti. Galima už tai galite pavartyti, nueiti pasižiūrėti, kokias franšizės, kokias turi MGM studio ir jūs visur pamatysit, kad jau Amazon MGM studijos, o ne šiaip MGM studija, ne? Toliau 2024 metais Amazonas buvo įtrauktas į Dow Jones indeksą ir tai savame suprantama padidino institucinį tokį matomumą, pasyvių fondų paklausą ir ilgalaikio kapitalo srautus. Na ir šešta, kaipgi be to, 2025-2026 metais Amazonas prisijungė prie dirbtinio intelekto infrastruktūros vystymo tokių lenktynių, jeigu galima išsireikšti. Štai vasario 5 dieną, prieš kelias savaitės, atsirado štai tokia naujiena, kad Amazonas planuoja investuoti 200 milijardų dolerių į savo AWS ir dirbtinio intelekto infrastruktūrą. Atrodytų juda tokiais milžiniškais tempais, bet
kaip ir visur, ne viskas rožėmis klota ir yra ir tokių negatyvių dalykų. Toks pats pirmas, kuris krito man į akį, yra antimonopoliniai tyrimai ir teisiniai iššūkiai. Štai jums nereikės ilgai ieškoti, kad surastų štai tokią naujieną, kad 23 metais Federal Trade Commission FTC ir dar 18 štatų padavė į teismą Amazoną už tai, kad Amazonas naudojasi tokiom nelabai sąžiningom taktikom, kurios ribojasi, aš taip išsireikščiau, kvepia monopoliją, ne? Tokia esminė pretenzija, kiek aš bandžiau išsiaiškinti, tai yra taip vadinama interlocking strategija. Tai kas norėsit, galėsit patys nueiti, štai paieškoti what is Amazon interlocking strategy, bet taip jeigu greitai ir tai pabandyti liaudiškai esmę papasakot, tai ta interlocking strategija, tai toksai gaunasi užburtas ratas, ne? Tie, kas naudojasi AWS ir e-komercija, tai kartu yra tokia logistikos labai efektyvi tokia infrastruktūra, ne? Ir tie, kas naudojasi štai šituo servisu, jie gauna tos logistikos servisą kartu. Toliau yra reklamos ir marketplace'ų servisas ir toliau sukurta krūva skirtingų įrenginių, tokių kaip Alexa, kaip Kindlas. Kai jūs esate toj sistemoje, tai konkurentams prieš jūs pakankamai sudėtinga kovoti, nes kiekviena iš šitų sistemų, infrastruktūrų, jinai palaiko save ir klientas taip, kaip, galima taip užsukamas viduj tos visos sistemos. Ir jeigu jūs naudojatės Amazonu, tai valio jūs irgi galite naudotis, bet jeigu jūs atsisakot nuo Amazono serviso arba servisų arba paslaugų, tai jūs turit kovoti su tokiu konkurenciniu tokiu varikliu, ne? Ir pakankamai sunku laimėti. Tai pataisykit mane, jeigu aš neteisingai išsiaiškinau, kas esat Amazono žinovai, galbūt jūs daugiau, taip sakant, smulkmenų, subtilumų ir detalių pateiksit komentaruose, būsiu už tai dėkingas, bet štai taip labai trumpai ir liaudiškai apie tą interlocking strategiją, prieš kurią ir bando kovoti antimonopolistai. Ir štai teisminis tyrimas arba teismas yra numatytas spaliui 2026 metų. Toliau antras toksai pakankamai negatyvus momentas, kurį aš pastebėjau, kad nuo 2022 iki 2006 metų Amazonas vykdė kelias tokias darbuotojų mažinimo bangas, ypač AWS padaliniuose. Tai buvo tokia reakcija į augančius kaštus, sulėtėjusį augimą ir būtinybę efektyvinti veiklą. Na, augant dirbtinio intelekto infrastruktūrai, kaip matom, 200 milijardų jie ten investuoja, tai vis mažiau ir mažiau bus reikalingi gyvi žmonės, kad atlikinėt skirtingas užduotis, kurias gali atlikti dirbtinis intelektas. O tai veda link trečio dalyko, kur yra tokie pakankamai aktyvus nuo 2020 metų, nuo koronos laikų iki dabar, profsąjungos, aktyvios profsąjungos, ne, kur Amazonas susiduria su augančiu tokiu darbuotojų organizavimusi, susibūrimu, su streikai susiduria ir viešų tokių spaudimų. Ir tai vėlgi didina veiklos kaštus, reputacinę riziką ir reguliuotojų dėmesio pritraukia, ne. Tai ilgainiui gali paveikti ir maržas. Taigi, pataisykit mane arba papildykit mane, kaip aš matau, fundamentalus fonas Amazonui nėra visiškai vienareikšmiškai į viršų. Yra rizikingų momentų, kurie priverčia susimastyti. Man ypač kelia nerimą tie antimonopoliniai tyrimai, nes laukimas tas iki 26 metų spalio, jisai visada sukuria tokį neapibrieštumą, o rinkoms visada baisiausia yra neapibrieštumas. Tegul būna blogai arba būna gerai, bet kad būtų aišku, ne? Neapibrieštumas yra visada skausminga rinkoms. O kol vyks tyrimas ir galimi tie teismai, neapibrieštumas didės. Taigi iš fundamentalaus fono nesimato tokio stipriai vienareikšmiško fono, kad tik į viršų. Kas ir patvirtina mūsų jau nustatytą techninės analizės tokį irgi vienareikšmiškumo trūkumą. Ne? Na, bet su fundamentaliom naujienom visada tai būna. Ne? Kiekvieną dieną gali atsirasti vis nauja gera arba bloga naujiena. Teismai gali būti laimėti ir gali būti atidėti, gali būti apeliuoti ir tas toksai fundamentalus veiksmas, ne, arba judėjimas, jisai gali tęstis dar pakankamai ilgai. Todėl šioje vietoje aš taip siūlau užmesti akį į finansinių ataskaitų vaizdą arba ką mes iš ten galim surinkti. Man visada patogiausia surasti Amazono duomenys per mūsų uždaros bendruomenės platformą, tai aš greitai surandu Amazono skyrelį, tada nueinu pasižiūrėti į Amazono štai tokias santrauką,
tokia vat finansinių ataskaitų ir finansinių skirtingų rodiklių. Ir štai vat labai greitai nuėjus, ne, į ataskaitas, tai mes matom, kad pajamos pastoviai didėja ir taip pastoviai didėja, ne, tai vat paskutinis čia 7 nuo 19 metų, ne, per koronavirusą. Aišku, grinasis pelnas, štai matom, 22 metais yra su minusu, minus 2,7 milijardo, bet kas žinot, kad grinasis pelnas tai yra tas net income rodiklis, tai yra buhalterinis rodiklis, su kuriuo galima pažaisti, prirašius, prikūrus arba taip sakant, pribuhalterinus visokiausių išlaidų, ne, tai aš visada stengiuosi dar pasižiūrėti revenue ir tai yra pajamas ir kitus rodiklius. Bet taip, jeigu nueiti į pajamų, tokia kaip ir neišklotinio, o kokią dalį sudaro kas, tai mes matom, štai matot, mėlyna ir toks melsvas, ne, online stores, tai yra mūsų tas įprastas mums, tas Amazono ta parduotuvė, ne, tada third party seller services ir mūsų jau minėtas AWS, tai yra Amazon Web Services, ne. Ir matom visi trys, jie pastoviai vis po truputėlį auga, ne. Nu taip, po truputėlį, čia aš taip švelniai tariant, po truputėlį, jeigu pasižiūrėt, online stores 247 milijardai, o 25 metais 209 milijardai, ne, tai po 20 milijardų apitiksliai prieaugis, tai čia ne po truputį, ne, o čia jau po daug. Toliau, ką aš visada nueinu iškart pasižiūrėti, tai yra, man visada įdomu pasižiūrėti ilgalaikiai aktyvai prieš ilgalaikius įsipareigojimus. Tai yra, man ne tiek yra įdomus absoliutus skaičiai, kiek įdomu pačios tendencijos. Tai mes matom, kad ilgalaikiai aktyvai pastoviai auga ir vis viršyje ilgalaikius įsipareigojimus. Ir tas ilgalaikio aktyvo augimas yra greitesnis negu ilgalaikio įsipareigojimo augimas. Man grinai pats tokios ilgalaikės tendencijos faktas yra svarbus, ne, dėl tokio bendro paveikslo. Kai ilgalaikiai aktyvai pastoviai vis auga ir jie lenkia ilgalaikius įsipareigojimus. Prie to paties man visada įdomu pasižiūrėti ir nuosavo kapitalo ir skolų bei grinųjų ekvivalento grafiką, ne? Ir tam aš naudoju Simply Wall Street. Tie, kas neturit arba Simply Wall Streetas yra mokamas, bet man atrodo 10 kompanijų jūs galite pasižiūrėti nemokamai. Per 2-3 skirtingus gmailus galima iki 340 kompanijų savo surinkti. Tai man atrodo, kad visai pakanka, kad nebūtina būtų mokėti už Simply Wall Streetą. Ir štai matoma, ne, raudona linija tai yra skola, tai jinai, kaip matot, laikosi, taip sakant, su saiku, o grinųjų ir grinųjų ekvivalentas taip irgi pakankamai didelis, matom 123 milijardai, o nuosavas kapitalas, jisai taip link mėnulio juda, ne? Arba to the moon, kaip mėgsta sakyti. Tai man visada įdomu pasižiūrėti ir tai tokia tendencija, kaip stipriai, kaip greitai nuosavas kapitalas lenkia tokią skolą, ne? Taigi grįžkim prie išvados. Mėnesinis timeframe'as į viršų V1 yra fleto stadijoje, D1 yra žemyn ir fundamentalus fonas tą palaiko. Ir mes su jumis, kas prisimenat, aptarinėjom Microsoft, aptarinėjom Nvidia kompanijos ir kiekvieną kartą mes vis prisimindavom tokią frazę Trend is your friend. Ir tada su jumis dar rašydavom until it ends. Ne? Trendas yra jūsų draugas tol, kol jisai nepasibaigs. Tai štai Amazonas mums dabar rodo tokį lėtą perėjimą į fleto stadiją, tai yra į šoninį judėjimą. Ir galima būtų taip badyti povilą pirštais ir sakyti povilai, o tu čia Ameriką radai, taigi ir taip pakankamai aišku, kiekvienas, kas atidarys Amazono grafiką, tai pamatys judėjimą į viršų, o jums tada klausimas, jeigu trend is your friend, tai kokiu momentu ir ar jūs turit pakankamai aišku žingsnis po žingsnio algoritmą, ar jūs suprantat atskaitos taškus, kurie leidžia jums suprast, o kadagi tas trendas iš pradžių sustoja ir ar yra tam trendų rizika apsisukt, ar jūs galite taip gyvai, žingsnis po žingsnio, neprognozuojant per toli į priekį, bet dabartyje aiškiai suvokti, suprast, kokioj stadijoje randasi rinka. Mano protėja metodika tai leidžia padaryti, o jums lieka klausimas, ar jums leidžia jūsų metodika arba jūsų naudojama strategija tai padaryti. Tad galima aklai vadovautis trend is your friend principu ir toliau gaudyti čia judėjimą į viršų, sakyti povilai visada pirk korekciją ir varyk tik tai pildykis, naudok tą dollar cost average ir periodinį investavimą.
O galima susimastyti, kad kada nors trendas gali ir sustoti. Ir aš nesakau, kad čia dabar Amazonų išakės ir aš asmeniškai turbūt labiau būčiau linkęs žiūrėti į viršų Amazoną, bet aš nenoriu įlysti per anksti, jeigu čia prasidėjo kažkokia tai ilgesnė arba gilesnė korekcija. Ne? Tai yra, jeigu aš ir noriu apsipirkti, jeigu ir norėčiau taip pat riebiai, taip sakant, savo į portfelį paimti Amazono, tai aš noriu sulaukti, kol va štai šis judėjimas žemyn, jisai kažkur tai sustos. Taigi, mes atėjom su jumis prie momento, kur laikas pasikalbėti apie taktiką. Dabar prieš kalbant apie taktiką, aš dar kartą noriu priminti visiems, kas nežiūrėjo prieš tai buvusių apžvalgų ir girdėsit tą pirmą kartą, aš savo sandorius atidarau su tikslu laikyti juos maždaug 3,18 mėnesių. Ir iš karto pasakau, neturiu aš šiuo metu atidaręs sandorius su Amazon kompanija. Šią apžvalgą aš savo įrašinėju, nes jūs prabalsavot už šią kompaniją praeitos apžvalgos metu, o kadangi jūs privertėt mane įrašyti šią analizę, tai pakeliui aš gaminu savo planą ir jeigu susiklosti situacija, kur tenkintų mane, tai galbūt aš ir nusipirksiu dabar jūsų dėka šios kompanijos. Tai šioje situacijoje man asmeniškai atidarinėti naują buy poziciją, dabar prie štai šitų aukštumų, kur prisimenam mūsų visą tokią tendenciją į viršų, yra pakankamai pavojinga, aš nenoriu atidaryti sandorį ir jį atidaręs ilgus metus stebėti, kaip rinka štai taip šoniniam judėjimą juda. Tuo labiau, kad mes jau kirtom V1 lygio bangą saugantį pivotą ir jeigu čia dabar nesustojant prakirsim štai šį pivotą, tai mūsų visas ilgalaikis trendas, visa tendencija mūsų perės į tokį stambesnį šoninį judėjimą. Aš nenoriu jame pastrikti, nenoriu užšaldyti savo pinigų. Šita kompanija dividendų nemoka, tai netgi ir iš šitos pusės nėra tikslo tą daryti. Microsoftas, Nvidia, jie nors kažkokius tai dividendus moka, tai ten pastrigus į šoninį judėjimą bent dividendus gausia. Ne? O čia aš nenoriu tiesiog įmerkti pinigų, juos užšaldyti ir ilgą laiką iš vis jokios iš to naudos neturėti. Tačiau mes su jumis jau kalbėjome apie štai šį D1 trendą žemyn, tai yra įvykusį jau konstatuotą faktą Fazieras D1 žemyn ir aš dabar pakankamai atidžiai stebėsiu štai šią bangą. Ir čia vėlgi tie, kas praėjo ProTA mokymus, jie žinos, ką reiškia tikslinis FIBO tinklas, mes su jumis korekcinį ir tikslinį dabar nubraižym ir štai mes matom, atėjom prie pirmo tokio palaikėm pasipriešinimo lygių susikirtimo, sekantis yra štai čia, o toliau sekantis stotelė yra ilgalaikio pivoto kirtimas. Tai aš žiūrėsiu, kas vyks būtent su štai šią bangą, tai yra aš stebėsiu jos pivotus, žiūrėsiu, ar man verta iš vis kažkokius tai taktinius planus savo braižyti, nes kol štai šis toks judėjimas žemyn vyksta, aš net nenoriu savo taktinių planų braižyti, aš noriu palaukti, kol mes kažkaip tai sustosim ir nubraižysim bent 4 valandų arba geriau D1 time frame fazierą į viršų ir tada nuo kažkur tai štai šitų taškų arba štai šios figūros kažkur tai štai čia arba štai čia, nesvarbu kur jinai atsitiks, nuo štai šio taško, kai jisai atsiras, o tai gali būti po mėnesio, po 2, po pusmečio, galbūt lauksim, kol tie teismai įvyks ir tada taps aiškiau, tada aš galėsiu nuo štai šio taško kažkaip tai bandyti savo žiūrėti, galbūt aš šoksiu į tą naują būsimą ilgalaikę tendenciją į viršų. Bet kol kas vėlgi, kadangi šita kompanija nemoka dividendų, tai aš nenoriu savo įmerkti pinigų, kad jie tiesiog gulėtų ten kažkur tai slankiotų, reiškia kažkoks tai slenkantis minusas arba pliusas mano sąskaitoj, man iš to jokios naudos, aš tos pinigus geriau panaudosiu galbūt Microsoftui, nes jisai bent dividendus moka, net jeigu aš ten ir pastrikčiau su savo sandoriu. Ir čia kol kas toks yra mano taktinis planas. Tai yra mano taktinis planas yra laukti, kol štai šita D1 banga žemyn sustos. Kai jinai sustos, tada aš galėsiu pasižiūrėti, kokiomis sąlygomis jinai sustoja. Štai čia apkirtus ilgalaikį mūsų pivotą ir tada man iš vis visą strategiją iš naujo reikės skaičiuoti, ar sustos kažkur tai štai šiuose lygiuose, nuo to viskas priklausys. Aš stebėsiu toliau Amazoną ir savo mintimis gyvai dalinsiuos, tai yra naujus kažkokius tai atskaitos taškus, aš pateiksiu mūsų uždaroje bendruomenėje, jūs jau matėt tos platformos langą ir tie, kas turit prieigai, tai jūs galit skirtingas kompanijas ten stebėti, bendrauti ir apie Amazoną aš ir šią apžvalgą irgi įkelsiu tenai, mes tada galėsim su jumis toliau, taip sakant, žingsnis po žingsnio eiti kartu su Amazonu ir tikrinti, kaip atskaitos taškai keičiasi arba ne. O kol kas aš net negaliu savo kažkokio
kažkokios tokios užėjimo zonos nubraižyti ir aš asmeniškai paliksiu ramybėje šią kompaniją. Įdomu bus pažiūrėti, kas bus po antimonopolinių tyrimų. Ir šioje vietoje aš noriu pabrėžti, kad vienas iš tokių svarbiausių bet kurio finansų rinkos dalyvio įgūdžių tai yra žinojimas ir sugebėjimas, kada laikas pasėdėti ant tvoros ir nekišti nagų prie rinkų ir tiesiog nieko nedaryti. Čia yra vienas iš tokių svarbiausių įgūdžių. Dabar tuoj aš kaip žadėjau papasakosiu jums, kas vyks toliau su mūsų balsavimu, bet prieš tai aš noriu kreiptis į tuos, kas vis klausotės manęs ir vis bandot suprasti, kas tai per tas. ProTA, kažkokia tai ProTA metodika, kažkokia tai paukščių kalba, kurią Povilas vis kartoja, kažkokie tai pivotai, kažkokie tai fizierai, iš kur Povilas visą tai ima. Tai noriu atkreipti jūsų dėmesį. Nueidam į prota.lt, kam įdomu, tai yra ProTA metodika, kurią aš pats savo sukūriau. Nuo 2008 metų aš užsiimu tradingu ir, kaip minėjau, aš per paskutinius kelis metus, kai pradėjau užsiimti ir dividendų investavimo atskirą portfelį turiu, aš dar atskirai savo valdau tokį pozicinį portfelį arba pozicinės prekybos arba pozicinio tradingo portfelį, kur aš kiekvienam sandoriui skiriu po 3,18 mėnesių ir ten aš pilnai nuo A iki Z aktyvuoju savo prekybos veiksmų algoritmą, kuris gimė iš ProTA metodikos. Tai yra, kam įdomu, kas norit įvaldyti tą metodiką, kas norit žingsnis po žingsnio mokėti eiti kartu su rinka, tai įsijungti bet kokį grafiką, nesvarbu kokio instrumento, ar tai būtų auksas, ar kriptovaliuta, ar tai valiuta, ar bet kažkokia tai akcija, arba žaliava. Ir taip iškart įsijungus grafiką susiorientuot, kas jame vyksta, kur yra atskaitos taškai, kokia yra strateginė kryptis, kokia yra taktika jūsų, kokia galėtų būti, savo susidėlioti strateginius žingsnius, tai yra prekybos veiksmų arba prekybos strategijos žingsnius, kur kokius sandorius jūs planuojate atidarinėti, visą tai taip mokėti surašyti į tokį pilną žingsnis po žingsnio instrukciją savo arba prekybos planą konkrečiam instrumentui. Jeigu jūs norit visą tai mokėti, norit atsikratyti tokios košės galvoje jausmo, norit įsijungti bet kokį grafiką ir iškart susiorientuoti, ką jūs norit su tuo instrumentu daryti, tai liko šiuo metu dar kelios laisvos vietos. Aš dirbu 1:1 principų, tai yra šiais metais aš atrinkau kelis žmonės, jau prisijungė kažkiek tai žmonių ir dar 2-3 vietos yra dar laisvos. Jeigu jūs norit, tai tiesiog nueinam į prota.lt tinklapį, jeigu norit, galite pasiskaityti atsiliepimus ir tiesiog paspaudžiam registruotis, užpildom paprastą formą, telefoną pildyti nebūtina, bet tiesiog jeigu jūs norit sužinot kainą ir kitas sąlygas, tai užpildžius formą jums tinklapio sistema atsiųs paprastą laišką, kur papasakos, kokios yra stojimo sąlygos, ką jūs gausit, kokios yra kainos. Ir jeigu jūs visą tai domina, tai galit pavartyti puslapį, pasižiūrėti, kokia programa jūsų laukia, kokios sąlygos, dažniausiai užduodami klausimai čia tinklapį yra. Ir daug skirtingų dalykų aš pasistengiau surašyti, aprašyti ir pačiam tinklapį, spaudžiam pliusiukus ir galit skaityti, kas jūsų laukia. Tai yra toksai 3 mėnesių intensyvus kursas, kurio tikslas pabaigoje jūs turit savo aišku žingsnis po žingsnio prekybos veiksmų algoritmą. Tai jeigu jūs tai domina, tai kviečiu, kol laisvų vietų yra, registruokitės. Na, o mes su jumis pabaigai grįžkim prie organizacinių momentų susijusių su balsavimu. Praeito epizodo metu apie Microsoftą paskelbiau balsavimą ir sakiau, kad sekantį epizodą įrašysiu tai kompanijai, kuri surinks daugiausiai balsų. Ir štai Microsoft epizodo komentaruose Amazonas surinko 5 balsus, jūsų dėka mes ir žiūrim, arba aš įrašinėjau, jūs žiūrit šią apžvalgą. Tada SoFi Technologies surinko 2 balsus, Take-Two Interactive Software, tai yra TTWO tikeris, surinko 2 balsus. Ir tada Palantiras, AMD, Chevronas, NVO tikeris, Oracle, Tesla, kiekviena iš jų surinko po 1 balsą. Taigi, praeitos apžvalgos metu, kaip minėjau, Microsoft apžvalgos metu akivaizdžiai laimėjo Amazonas su 5 balsais, tai jūsų dėka ir šitą apžvalgą. Ir aš jau nekantrauju sužinot, kokia bus sekanti kompanija, kuris surinks daugiausiai jūsų balsų sekantį kartą. Tai jeigu jūs norit balsuoti, jeigu jūs norit, kad kažkokia tai sekanti kompanija būtų apžvelgta štai tokių principų, kaip buvo apžvelgta Amazon kompanija, tai rašykit šio video komentaruose savo balsus. Būtų neblogai, kad parašytumėt, kodėl būtent
tą kompaniją jūs norite apžvelgti, galbūt kažkokiu tai momentu paminėti, galbūt kuriuos man verta iškart paminėti sekančioje apžvalgoje, jeigu ta kompanija surinks daugiausia balsų. Tai vat, rašykite šio video komentaruose kompanijos pavadinimą ir kompanija, kuri surinks daugiausia balsų, akivaizdžiai aš ją apžvelgsiu sekantį kartą. Beje, truputėlį kalbant apie Microsoft, kas nematė tos apžvalgos, aš va štai čia kažkur tai įmesiu jums nuorodą, labai kviečiu sugrįžti prie tos apžvalgos ir pasižiūrėti ją dar kartą. Tai yra ta dalį, kur mes taktinius planus su jumis skaičiavom ir žiūrėjom, nes kaip tik mes aptarinėjom vieną iš taktinių planų ir užėjimo zoną, prie kurios dabar Microsoft'o kaina dabar vat jau priėjo. Tai aš dabar labai atidžiai stebiu Microsoft ir laikau, taip sakant, pirštą ant gaiduko ir jau pasiruošęs, jeigu teks paspaus gaiduką, tai aš jau turiu pilnai surašytą, taip sakant, prekybos planą arba instrukciją savo ir vėlgi, kaip minėjau, kas nematėt, nueinam pasižiūrėti būtinai ir jūs tada galėsit gyvai stebėti, kaip tie taktiniai planai veikia, ar jie iš vis veikia, galėsit tada, taip sakant, kartu su manim judėti kartu su rinka žingsnis po žingsnio. Na, o aš, kaip minėjau, mūsų uždaroj platformoje, aš visada paliksiu tokį update, o štai kaip tik neseniai čia palikau tokį update, ką aš darau, kad stebiu antrą taktinį planą ir tie, kas yra toj uždaroj platformoje, jie gali tą irgi stebėti. Na ir pabaigai, tie, kas žiūri šį epizodą ir iki šiol neatsijungėt, tai kviečiu nepasigalėti uždėti like ir jei turit minčių apie Amazon arba kokiu nors klausimu apie tai, kas išsakyta šiame epizode, tai rašykite šio video komentaruose, aš tengiuosi reaguoti į kiekvieną iš jūsų komentarų. Aišku, jeigu jūs bandysit mėtytis, taip sakant, purvais, tai aš jūs tiesiog užblokuosiu, bet visi, kas pasiruošę tokia įdomiai, konstruktyviai diskusijai, aš visada savo nuomonę išsakau, visada sureaguoju jūsų komentarus. Tai rašykit, nebijokit, jūsų komentarai nebus likti be reakcijos. Ir jeigu jūs dar neužsiprenumeravote šio kanalo, tai vat jūsų patogumui štai čia atsiras mygtukas, ko jūs dar laukit. Jeigu neužsiprenumeravot, prenumeruokit, spauskit skambučio mygtuką, kad sekantį apžvalgą, už kurią prabalsuosit jūs, kad apie ją būtų jums pranešta. Ir aš ateityje planuoju daugiau kelti tokių epizodų kaip šis. Sėkmės visiems ir iki sekančio karto.